čempionatui žaidžia Lietuvos jaunių U18 rinktinė ir šį vakar mūsiškių varžovai yra Pietų Korėjos ledo ritulininkai. Tai yra komanda, kuri taip pat dalyvaus sekmadienį Kaune prasidėsiančiame 1B diviziono čempionate. Vakar Lietuvos komanda sužaidė puikias rungtynes ir mūsų šalies jaunieji ledo ritulininkai rezultatu 4-0 įveikė Japonijos komandą, kuri pernai dar žaidė vienu laipteliu aukštesnėme 1A divizione. Taigi šį vakar mūsiškių laukia komanda, su kuria praėjusiais metais teko žaisti tame pačiame divizione. Pernai mūsiškiai, kaip žinia, užėmė antrąją vietą, praleidė priekį tik Slovenijos komanda. Pietų Korėja pernai liko 5 tarp 6 komandų, tačiau aišku nemažai yra pasikeitimų, kaip žinia, tokiuose amžiaus grupėse kasmet praktiškai yra daug naujų žaidėjų, kita karta, ir dėl to spręsti iš praėjusių metų gal kiek ir sunkoka, bet tik galiu priminti, kad pernai mūsų šalies komanda pasaulio čempionate 5-2 įveikė Pietų Korėjos komandą. Taigi be Japonijos, Pietų Korėjos ir Lietuvos taip pat dar žais čia Prancūzija, Japonija ir Estija. Taigi tų 6 komandų turnyre lietuviams keliamas uždavinys tapti nugalėtojais ir patekti tarp 16 stipriausių pasaulio komandų U18 amžiaus grupėje, ko dar nėra niekuomet buvę. Na, tikėkime, kad taip ir bus, o dabar jau paskutinysis kontrolinis mačas prasideda ir geltonos spalvos marškinėliais vilki Lietuvos rinktinės žaidėjai ir šio mačo arbitrai jau pradeda rungtynes. Artiomas Sidorovas ir Laurynas Steponkevičius yra aikštės teisėjai, Aleksejus Sašenkovas ir Lukas Eimontas yra linijos teisėjai. Vakar labai sėkmingai žaidė mūsų komanda su Japonijos bendramžiais ir laimėjo 4-0. Aišku, ten paskutinis įvartis jau krito į tuščius vartus, bet kokiu atveju vis tiek komanda sužaidė tikrai labai drausmingai ir patyrė treneriai, būtent ypač už gerą gynybą ir tokį drąsų komandinį ir gerą kolektyvinį žaidimą. Šiandien jau yra ir Simas Ignatavičius, kuris tik atvyko išvakarėse kontrolinių rungtynių ir vakar dar nežaidė. Na, aplamai, Lietuvos komanda surinkta, sakyčiau, yra optimalios sudėties, visi stipriausi ir tik vienintelis žaidėjas yra iš Elektrėnų Energijos, yra iš Lietuvos čempionato žaidėjai, visi kiti yra užsienyje rungtyniauti, Šveicarijoje, Suomijoje, Švedijoje ir suprantama, kad tikrai tie žaidėjai yra pajėgus kovoti dėl aukščiausios vietos, nes tik viena vieta, pirma, yra tiesioginis kelialapis ir vienintelis kelialapis į aukštesnį divizioną tarp 16 stipriausių pasaulio komandų. Taigi Lietuvos rinktinės nemaža dalis žaidėjų dalyvavo ir vyresnėje komandoje, U20 komandoje, kuri šiemet puikiai pasirodė pasaulio čempionate ir iškopė į būtent 3 pagal pajėgumo divizioną. Taigi yra patyrusių pagal tokią amžių žaidėjų, mačiusių ir daug rungtynių įvairiose užsienio lygose ir suprantama, kad uždavinys yra tapti 1B diviziono nugalėtojais. Prabėgo pusantros minutės, kol kas momentų pavojingų nepavyko sukurti. Na, apie Pietų Korėją, aišku, kažką labai sunku ir pasakyti. Aišku, greita, dinamiška, ledo ritulį žaidžia ši komanda, pagrindinis veiksnys yra būtent greitis ir suprantama, kad korėjiečiai turi kažką prieš pastatyti ir tai yra kovinga, mobili komanda, kažkuo primena galbūt ir Japonijos ekipą, tai yra kita Azijos komanda. Na, šiandien įvyko dar prieš tai draugiškas mačas, Prancūzija 5-2 be jokių problemų sudorojo Japonijos komandą ir taip pat tai buvo draugiškas sparingas prieš pasaulio čempionatą, kuris startuoja jau šį sekmadienį ir pirmasis rungtynes Lietuvos komanda žais su Prancūzijos rinktinė. Beje, teko prieš rungtynes kalbėti su asociacijos hockey Lietuva sekretoriumi Budrausku ir Vaidas Budrauskas pasakė, kad jau beveik visi bilietai išparduoti, į sekmadienio rungtynes iš vis nebeliko sėdimų bilietų, dar yra šiek tiek stovinčių bilietų, taigi tie, kurie nori šį sekmadienį gyvai čia Kauno ledo arenoje išvysti mūsų jaunuosius talentus, reiktų paskubėti įsigyti tuos likusius bilietus, nes jie tirpsta, visi abonementai išparduoti, visos sėdimos vietos išparduotos ir kažkiek dar liko tų stovimų bilietų. Susidomėjimas tikrai yra didelis ir suprantame, kad žaisti prie pilnų tribūnų Lietuvos komandai tikrai turėtų būti smagu. Šlyžio perdavimas arčiau vartų. Ten Deimantas Šulinskas. Čia metimas iš eigos. Jukna. Dovydas Jukna, Šveicarijoje rungtyniaujantis ledo ritulininkas, atliko metimą iš tolėliau.
kol kas nepavyksta prisišaudyti ir kol kas nėra labai jau gerų momentų prie svečių komandos vartų, nes laiko prabėgo per ganėtinai nedaug. Naglis Vaišvila gina šį vakar mūsų komandos vartus. Čia Afiorovas įsiveržė į zoną, jo metimas blokuotas. Na, beje, vienintelis Viačeslavas Afiorovas yra Elektrėnų Energijos komandos žaidėjas, tai yra Lietuvos komandos, visi kiti yra būtent iš užsienio ekipų, iš viso yra 25 žaidėjai tame sąraše. Na, tiek su dviem žaidėjais atsisveikinti, nes 23 pagal IČF taisyklės galima bus registruoti čempionatui, 3 vartininkai ir 20 aikštės žaidėjų. Puikiai trenerių komanda suburta šiame sezone. Mario Dorošeri yra vyriausiasis treneris, jis taip pat yra nusiteikęs optimistiškai ir teigia, kad komanda yra pajėgi kautis dėl pačių aukščiausių vietų. Tikėkime, kad taip ir bus. Bet aišku, kontrolinės rungtynės irgi yra neblogas pasiruošimo variantas, nes jau sekmadienį, jau po 3 dienų startuoja oficialus čempionatas ir savaitę laiko čia Kauno Ledo rūmuose dėl vienintelio kelialapio į aukštesnį divizioną kovos 6 18-mečių komandos. Lietuva pradeda savo ataką, neblogas perdavimas, Škadauskas įsiveržta į zoną, iš aštraus kampo atliko metimą. Mykolas Škadauskas, beje, vakar jis pasižymėjo 2 tiksliais įvarčiais į japonų vartus. Vakar Mykolas Škadauskas pelnė 2 įvarčius, Dovydas Norus ir Dovydas Supranavičius pasižymėjo po sykį, o čia jau mūsų komandos vartininkas, taip pat užsienį rungtyniaujantis Naglis Vaišvila. Gaudo ritulį ir keičiasi žaidėjų penketai, o ginčo metimas bus vykdomas prie Lietuvos rinktinės vartų. Kalbant apie vakarykštės rungtynes, tai krito į akis tikrai labai geras darbas gynyboje. Ir žaidimas mažumoje taip pat paliko puikų įspūdį. Na, akcentavo treneriai, aišku, gerą gynybą. Čia pavojinga situacija prie svečių komandos vartų, bet pavyksta Pietų Korėjos vartų sargui apginti savo tvirtovę, iškart į priekį šauna ir svečiai. Su rituliu buvo Ly. Na, yra daug Ly, yra daug Kim pavardžių, Park, tai yra tokios populiariausios pavardės. Čia bus pašalinimas. Naglis Vaišvila palieka savo tvirtovę ir dabar 6 ant ledo yra Lietuvos jaunių rinktinės žaidėjai. Atidėtas pašalinimas ir lietuviai bandys jį išnaudoti. Simas Ignatavičius, vienas komandos lyderių, komandos kapitonas, veržėsi į varžovų zoną. Puikiai žaidė jis ir 20-mečių komandoje. Na, dabar prie ritulio prisilietus jau Pietų Korėjos žaidėjų yra stabdomas žaidimas ir bus pašalintas svečių komandos ledo ritulininkas ir 2 minutės Lietuvos komanda žais daugumoje. Ant nubaustųjų suolelio Minjeje Kim sėda 2 minutės. Mūsų komanda turės galimybę žaisti daugumoje. Sigmas Ignatavičius kovoja dėl ginčo įmetimo. Šveicarijoje rungtyniaujantis žaidėjas. Jau spėjo debiutuoti ir stipriausioje Šveicarijos suaugusių lygoje. Tikrai jaunasis talentas, daug vilčių teikia šis buvęs Vilniaus Geležinio Vilko ledo ritulio mokyklos auklėtinis. Ir tikėkime, kad jis bus vienas iš lyderių, būtent pasaulio čempionate. Dovydas Jukna su rituliu. Mūsiškiai pradeda ataką. Jukna. Neblogas perdavimas į priekį. Lieka dar 1,5 minutės žaisti daugumoje. Kol kas 0-0 šiame mače. Išsaugo ritulį. Mūsiškiai varžovų zonoje. Ignatavičius perdavimas į kitą kraštą. Kiek per stipriai siunčiamas ritulys. Ir čia vos nepraranda ritulio mūsiškiai. Na gerai, kad paskutinė akimirka
Dovydas Supranavičius tiesiog nukabino Ritulį varžovų nuo lazdos. Ignatavičiaus šūvis. Puikiai ataka, vartininkas gerai žaidžia. Pietų Korėjos vartininkas Tin Hui Park. Būtent jis gina Pietų Korėjos komandos vartus. Vėl neblogas darinys, vėl Simas Ignatavičius. Vėl su Ritulį mūsiškiai varžovų zonoje, dar 55 sekundės žaisti daugumoje. Čia į priešvartą buvo siunčiamas Ritulys, bet nepavyko jo tinkamai nukreipti į vartus Deimantui Šulinskui. Mūsiškiai ir toliau varžovų zonoje. Ignatavičius. Nelabai patogus perdavimas buvo jam ir to pasinaudoja. Pietų Korėjos žaidėjai išmeta Ritulį iš zonos. Nebedaug laiko lieka žaisti daugumoje, tik 15 sekundžių. Borodinas prasimeta Ritulį pirmin. Dėl jo kovoja Mykolas Škadauskas. Vėl sudėsto mūsiškiai zonoje, bet vėl gan neblogai ginasi Pietų Korėjos komanda. Kyšteli lazdą tame epizode Hyun Kin Lee ir baigėsi nuobaudos laikas. Nepavyko ne tik kad pasižymėti, bet sakyčiau ir kažkiek rimčiau prispausti varžovus jų zonoje. Taip, mūsiškiai turėjo persvarą, bet labai daug progų nepavyko per tas 2 minutės žaidžiant daugumoje sukurti. Borodinas kol kas tokį kietą žaidimą ir svečiai propaguoja, svečiai iš Pietų Korėjos, mūsiškių šūvis. Na, pagal smūgius aišku, kad mūsiškiai atlieka jų daugiau, bet kol kas trūksta tikslumo ir vartininkas Tin Hui Park kol kas žaidžia patikimai. Kova prie bordo už Naglio Vaišvilos ginamų vartų. Prabėgo 8,5 minutės, kol kas įvarčių nėra. 0-0 rezultatas rungtynėse tarp Lietuvos ir Pietų Korėjos 18-mečių. Na ir aišku, jaunesnių. Šiaip pagal reglamentą patys vyriausi žaidėjai šioje amžiaus grupėje yra 2007 metais gimę vaikinai. Yra 2008 metais ir yra pora žaidėjų, kurie gimė 2009. Permetimą fiksuoja mačo arbitrai ir ginčo ritulys bus įmestas prie Lietuvos rinktinės vartų. Bandymas pabėgti į priekį, nepavyksta ir iš savo sezonos lietuviai pradeda naują savo ataką. Taip kovingai rungtyniauja Pietų Korėja, tokia mobili, greita komanda. Sakyčiau, visiškai neblogai jie atrodo. Gal netgi ir geriau nei vakar japonai. Sunku kol kas nuspėti tą komandų pasirengimą. Kiekvienais metais būna skirtingos kartos. Na vien tai, kad Prancūzija žaidžia šiame divizione irgi gal kažkiek keista, nes vis dėlto, jeigu pažiūrėti nacionalinę rinktinę, tai prancūzai yra tikrai pajėgesni ir gerokai pajėgesni nei Lietuvos nacionalinė rinktinė, bet štai jaunių grupėje yra visko. Na, o italai pernai išvis iškrito dar į žemesnį, į 4. pagal pajėgumą divizioną. Kalbu apie 18-mečius italus. Taigi čia šioje amžiaus grupėje tikrai skirtingai nei suaugusių nacionalinių rinktinių lygyje būna ir netikėtų rezultatų ir atrodo ledo ritulio šalis, tokios kaip Prancūzija, žaidžia būtent tik šiame divizione, kartu su estais, latviais, lietuviais. Ne estais, o lenkais, estais, lenkais ir lietuviais, na, taip pat Korėja ir Japonija bei Prancūzija. Tos 6 komandos žais būtent čia Kaune sekmadienį startuosiančiame pasaulio 1B U18 amžiaus grupės čempionate. Įpusėjo pirmasis rungtynių kėlinys, kol kas įvarčių nėra. Na, daugiau toks gynybinio plano žaidimas, abiejų komandų žaidėjai pakankamai neblogai atrodo gynyboje. Ir štai čia pirmasis įvartis pasižymi svečių komanda. Prabėgus 9 su trupučiu 10 minučių su trupučiu, tai yra 11 mačo minutė, pasižymi svečių komandų žaidėjas Da Soi Kim. Ir 11 mačo minutė rezultatas tampa 1-0 Pietų Korėjos naudai. Na, aišku, tai yra draugiškas mačas, taigi nieko čia baisaus, geriau praleisti įvartį draugiškame susitikime nei oficialiame pasaulio
čempionato susitikime. Taigi, aišku, nieko baisaus nenutiko, bet tiesiog tas įvartis rodo, kad Pietų Korėja irgi gali šiais metais visiškai neblogai atrodyti tame 6 komandų turnyre. Taigi 1-0 po Dasoj Kim pelnyto įvarčio pirmauja Pietų Korėjos komanda. Lietuvos rinktinės ataka. Dominikas Šatauskas. Vėl greičiau, sakyčiau, nelabai ir nusileidžia mūsiškiams Pietų Korėjos komanda. Visuomet šių rinktinių buvo toks bruožas, greitas ir mobilus žaidimas. Galbūt fiziškumu galima juos ir pralenkti, bet pagal greitį tai tikrai yra mobili, greita komanda. Aišku, stipriausi kolektyvai žaidžia Azijos lygoje, kalbu jau apie vyrų komandas, taigi tarptautinių varžybų patirties tikrai korėjiečiai turi. Neblogai. Šį kartą dalinasi rytulių mūsiškiai. Čia Ignatavičius! Simas Ignatavičius. Fantastiškas šūvis ir mūsų komandos kapitonas lygina rezultatą. Neilgai priekyje buvo svečiai iš Pietų Korėjos į viršutinį vartų kamputį. Šauna Šveicarijoje rungtyniaujantis ledo ritulininkas. Na, tikrai graži ataka. Ir štai čia net nebandė suartėti su vartininku, net nebandė jo apžaisti. Tiesiog didmeistriškas šūvis ir po kito šveicaro, kabutėse, Dovydo Iknos perdavimo, būtent Simas Ignatavičius lygina rezultatą ir rezultatas lygus 1-1. Na, ne veltui sakiau apie Simą Ignatavičių, kad iš šio žaidėjo tikrai daug labai tikimasi. Jis buvo vienas iš lyderių jau U20 pasaulio čempionate, kur 2 metais vyresni galėjo rungtyniauti ne jis varžovai, na ir komandos draugai. O čia tarp 18-mečių jis tikrai turėtų išsiskirti ir sakyčiau, kad gali būti vienas geriausių ne tik savo komandoje, bet apskritai visame čempionate. Pargriautas Ignatavičius, bet ten kažkokios tai neleistinos pražangos arbitrai neįžvelgė. Abi komandos pasikeitė po įvartį, pelnė ir vieni ir kiti. Ir likus žaisti pirmajame kėlinyje 7,5 minutėms rezultatas yra lygus 1-1. Permetimas nespėja prie rytulio Fiorovas ir arbitrai fiksuoja permetimą. Ginčio rytulys vėl bus įmestas prie mūsų komandos vartų, kuriuos gina Naglis Vaišvila. Naglis Vyšvila. 7 minutės ir 20 sekundžių. Būtent tiek laiko lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Aišku, kad kontrolinėse rungtynėse kiekvienas treneris turi savų tikslų. Smagu yra laimėti, bet viena kita vertus yra taip pat svarbu ir pasižiūrėti į įvairius derinius, išbandyti įvairius derinius, įvairius penketus ir suprantama, kad galbūt tą ir darys abiejų ekipų strategai. Kitą kartą ir specialiai galbūt neparodo visų geriausių savo savybių prieš pat čempionato startą, nes tai galbūt ir nėra aktualu, bet vis tiek bendrą vaizdą kažkurį galima susidaryti. Lietuvos rinktinė tikrai neblogai atrodo ir galima tikėtis, kad kaip ir kai kurie ekspertai prognozuoja, kad kovos dėl pačių aukščiausių pozicijų šių metų U18 pirmo B diviziono čempionate. Dar kartą ginčo įmetimas Lietuvos zonoje.
Naglis Vaišvila turi darbo ir varžovai pasitaikė už menkiausiai progą, iškart bando smūgiuoti į mūsų rinktinės vartus. Sunkiai pavyksta iš savo zonos išmesti Rytulį, dabar galiausiai yra tokia galimybė, bet labai aukštai pasitinka mūsiškius. Pietų Korėjos ledo ritulininkai presinguoja juos. Čia vidurio zonoje gerai sužaidžia mūsiškiai ir pavojinga metimo iš tolėliau. Atliko mūsų komandos žaidėjas Joris aukštakojais. Pavojinga tako. Nu, gerai, kad šį kartą sutrukdė mūsų komandos gynėjai į gerą poziciją. Buvo iššokęs Jaehin Kim. Bet laiku Lietuvos rinktinės žaidėjas kyštelėjo lazdą ir Rytulys skrieja už aikštės ribų. Ginčo įmetimas Lietuvos rinktinės zonoje. Vėl neblogai. Gynyboje darbuojasi mūsiškiai. Šį kartą Deimantas Šulinskas. Nu ir vėl tokia pavojinga situacija. Naglis Vaišvilas spaudžia Rytulį prie ledo. Keičiasi žaidėjų penketukas. Pasirodo nauji 5 ledo ritulininkai aikštėje. Pietų Korėjos komandoje. Lietuviai lieka tuo pačiu penketuku. Ignatavičius, Jukna. Šis tandemas puikiai veikia ir būtent pirmasis įvartis mūsų komandos arba išlyginamasis įvartis šiame mače būtent ir buvo pasiektas greitos atakos metu, kai po Dovydo Juknos perdavimo Simas Ignatavičius, abu Šveicarijoje rungtyniaujantis futbolininkai, suorganizavo puikią ataką ir pasižymėjo mūsų komandos kapitonas. Jau mažiau nei 5 minutės lieka iki pirmosios rungtynių pertraukos. Rezultatas lygus, 1-1. Pirmieji įmušė svečiai. 11 minutę pasižymėjo Dasoj Kim, bet 12 minutę Simas Ignatavičius rezultatą išlygino. Ir kol kas po vieną įvartį yra pelnę tiek aikštės šeimininkai, tiek svečiai iš Pietų Korėjos. Tiesiog įmeta paprasčiausiai Rytulį į zoną, nelabai sėkmingai, bet mūsiškiams irgi nepavyksta. Kol kas pereiti į greitą kontrataką, vėl vidurio zonoje. Daug kovos ir kitos kontaktinės kovos, nebijo to kontakto, fiziškumo. Pietų Korėjos komanda kitokią žaidimą propaguoja šį Azijos rinktinė. Mūsiškiai taip pat dabar bando aktyviau žaisti varžovo zonoje. Nepavyksta perimti Rytulio, bet vidurio zonoje bus ginčo įmetimas, nes toli už aikštės ribų skrieja Rytulys. Ginčą laimi svečiai. Tokiais ilgais perdavimais pasižymė Pietų Korėjos komanda. Labai greitai iš savosios zonos perina į varžovų. Būtent siunčiamas Rytulys galbūt ne visiškai tiksliai, bet tiesiog į priekį kažkam iš greitų Pietų Korėjos rinktinės žaidėjų. Labai gerai, kad yra proga susipažinti su varžovais čempionato išvakarėse. Ir galima pasimokyti iš klaidų. Aišku, tą patį galima pasakyti ir apie Pietų Korėją, nes taip pat Pietų Korėjai tek žaisti su Lietuva. Žaidėjai ir treneriai, mačiau, stebėjo prieš tai vykusias draugiškas rungtynes ir vienos ir kitos komandos. Žaidėjai, treneriai būtent tarp Japonijos ir Prancūzijos, kai prancūzai be didesnių problemų sudorojo jau mums matytus japonus. Kai kurių ekspertų nuomonė, būtent Prancūzija gali tapti pagrindinė
varžove Lietuvos rinktinės. Na, sakyčiau, pritarčiau tai nuomonė, vis dėlto Prancūzija irgi ne ta šalis, kuri atvažiuotų tik pasižaisti ir, kaip sakoma, sudalyvauti turnyre. Vis tiek jau trečias pagal pajėgumo divizionas yra ne tas, kuriame turbūt savo žaidėjus nori matyti šios rinktinės treneriai. Čia perėmė beveik ritulį mūsiškiai, bet nepavyko pabėgti į priekį Edvinui Ivickui. Artėja prie pabaigos pirmasis rungtynių kėlinys. 2 minutės ir 20 sekundžių lieka komandoms dar žaisti iki pirmosios rungtynių pertraukos. Neblogas perdavimas į priekį. Bando čia užsikabinti Šulinskas už ritulio, bet varžovų pajėgos gausesnis. Ir jie šaltakraujiškai apdoroja ritulį. Pradeda savo ataką organizuoti nuo savosios zonos. Pirmajame kėlinyje prasidėjo prieš paskutinioji minutė. Mūsų komandos vartininkas Vaisvada žaidžia lazda. Iškart perdavimas į priekį. Keičiasi žaidėjų penketas varžovų komandai. Bando Mūsiškiai to pasinaudoti. Jukna. Ir nuosalės taisyklė pažeista. Simas Ignatavičius akimirką. Ne, čia buvo kitas žaidėjas, Pijus Pranskevičius. Akimirką anksčiau į zoną įčiažė nei jo komandos draugas ir nuošalės taisyklės pažeidimas fiksuotas. Ginčų įmetimas vidurio zonoje. Lietuvos jaunių rinktinės ataka. Neblogas perdavimas, čia nepatogia ranka buvo atliktas metimas. Mykolas Škadauskas buvo iššokęs jau į akistatą su vartininku, bet šiek tiek. Aišku, buvo nepatogi situacija ir nepatogia kairė ranka. Teko atlikti metimą. Tęsiasi Mūsiškių ataka varžovų zonoje. Su rituliu buvo Mūsiškiai, bet dabar jau reikia grįžti į savąją zoną, nes varžovai čia perkelia veiksmą. Prasidėjo paskutinioji minutė. Pirmajame rungtynių kėlinyje rezultatas jau kuris laikas nesikeičia. 1-1. Škadauskas ieško atakos smaigalyje. Evino Urinovičiaus čia perimtas ritulys. Mūsiškių ataka. Dar vienas šūvis ir rezultatas 2-1. Pavyksta pasižymėti mūsiškiams. Dominikas Katulis 20-ąją rungtynių minutę pelno įvartį ir išveda mūsų komandą į priekį. 2-1. Pirmauja Lietuvos jaunių rinktinė, nepaisant to, kad pirmieji praleido įvartį šioje mače. Mūsų jaunių rinktinės ledo ritulininkai sugebėjo gan greit atsitiesti. Simas Ignatavičius rezultatą išlygino, o Dominikas Katulis jį persvėrė. 2-1. Lietuviai pirmauja prieš korėjiečius. Artėja prie pabaigos, pirmasis rungtynių kėlinys. Na, visiškai neblogai. Rungtyniavo Lietuvos jaunių rinktinė. Jeigu svečiai ir pasižymėjo pirmieji, tai lietuviai sugebėjo atsakyti 2 tiksliais metimais. Na, čia jau nespės Mūsiškiai, nes laikas sirena aidi, skelbiant į pirmo kėlinio pabaigą, po kurio minimalė persvara. 2-1 Lietuvos jaunių rinktinė pirmauja prieš bendraamžius iš Pietų Korėjos. Pirmoji rungtynių pertrauka.
Grįžtame į Kauno ledo rūmus, kur prasidėjo antrasis rungtynių kėlinys. Šį vakar draugiškas rungtynes. Lietuvos 18-mečių rinktinė žaidžia su Pietų Korėjos bendramžiais ir po pirmo kėlinio pirmauja rezultatu 2-1. Pirmieji pasižymėjo šiame mače svečiai. Dasoj Kim 11 minutę išvedė Pietų Korėjos komandą į priekį, bet jau po minutės komandos kapitonas Simas Ignatavičius atstatė pusiausvyrą, o po to jau besibaigiant kėliniui 20 minutę Dominikas Katulis išvedė Lietuvos rinktinę į priekį ir dabar mūsų šalies komanda turi vieno įvarčio persvarą. Iškart mūsiškiai ryžtingai pradeda antrąjį kėlinį, perkelia veiksmą į Pietų Korėjos komandos zoną ir bando užklupti varžovus nepasiruošusius. Nesėkmingas Korėjos žaidėjo perdavimas ir vėl ritulys svečių zonoje, vėl mūsiškiai bando iš arčiau pasitikti savo varžovus.
Ignatavičius, perdavimas į priekį, nespėja. Ten prie Rytulio Šulinskas. Dabar Mūsiškio ataka, Ignatavičius, jo perdavimas. Aštrus perdavimas, nepavyko Juknai to perdavimo uždaryti, bet kuomet būna Ignatavičius su Jukna aikštėje, tuomet iškart jau daugiau, kaip sakoma, pavojaus iškyla bet kuriai varžovų komandai. Dešiniuoju kraštu bando sureikšti ataką, per stiprus perdavimas. Kovingai rungtyniauja dešiniajame krašte Deimantas Šulinskas. Atskubai pagalba ir komandos draugai, pavyksta kiek ilgiau Rytulį užlaikyti korėjiečių zonoje. Čia rizikingai žaidžia Korėjos ledo rytulininkai, savo zonoje vedžioja Rytulį, vos jo nepraranda. O dabar Mūsiškiai vėl naudoja gerą presingą, aktyvų presingą ir netaip ir paprasta korėjiečiams netgi įsivaryti Rytulį iš savosios zonos. Dabar jau kairiuoju kraštu vystosi ataka. Aišku, čia nepavojingas šūvis į vartus ir vėl Mūsiškiai neblogai presinguoja varžovus į zonoje. Dabar jau korėjiečiai su Rytuliu Mūsiškiu zonoje metimas. Ne, nėra metimo. Čia buvo toks klastingas perdavimas į priešvartę, bet gerai apsigynė mūsų šalies vaikinai. Dar viena ataka, pavojinga situacija. O čia jau buvo pavojus ir rikošetu pakeitęs kryptį Rytulys klastingai skriejo link vartų, bet mūsų komandos vartų sargas Naglis Vaišvila gerai sureagavo į tą epizodą. 3 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas įvarčių nebuvo pelnyta. Ir čia pakelta į viršų arbitrų ranka, bus pašalinimas Lietuvos komandoje. Dabar taip ir nutinka, kaip ir Rytulio prisiliečia mūsų šalies atstovas. Taigi pirmasis pašalinimas ir Lietuvos rinktinėje. Iš aikštės yra 2 minutėms varomas Matas Blažys. Ir dabar Lietuvos rinktinė 2 minutės žais mažumoje. Beje, tai pirmas pašalinimas Lietuvos rinktinėje. Pirmajame kėlinyje vieną kartą buvo pašalintas svečių komandos žaidėjas, bet Mūsiškiai tuomet žaisdami daugumoje nesugebėjo pasižymėti ir netgi kažko ypatingo daug nesukūrė. Žiūrėsime, kaip seksis gintis mažumoje. Vakar mače su japonais Mūsiškiai tikrai žaidė gerai mažumoje ir visiškai neutralizavo varžovo atakas. Ignatavičius bando pasiekti Rytulį. Spėja jis prie Rytulio, bėda ta, kad niekas jo praktiškai iš komandos draugų nepalaikė ir tas spurtas buvo gražus, bet dėja žaidžiant mažumoje, aišku, įsiplėsti per daug negali, apnuoginti savo zonos negali. Dabar reikia grįžti jau prie savųjų vartų, nes žaibiškų greičių Pietų Korėjos komanda atsiduria prie Lietuvos rinktinės vartų. Įsidėsto. Trečiai Mūsiškių zonoje metimas. O čia toks klastingas metimas, nes dar kitas žaidėjas šiek tiek uždengė vartininkui Nagliui Vaišvilai matomumą. Ignatavičius gerai darbuojasi gynyboje, pasižymė ne tik puolime komandos kapitonas, bet ir stabdydamas varžovo atakas. Su Rytuliu svečiai. Neblogai ten suartėjo su mūsų komandos vartininku Bemsu Kim. Kiek daugiau nei minutę laiko prabėgo, žaidžiant mažumoje. Lieka dar 50 sekundžių Pietų Korėjos komandai žaisti turint vieno žaidėjo kiekybinę persvarą. Šūvis iš toli. Vėl gynėjai gerai užsiima pozicijas. Ir vėl viską gerai padaro aikštės žaidėjai. Nereikia kibti vartininkui darbą. Kajus Kazlauskas sudėrė smūgį į save, bet nepavyko Rytulio išmesti iš zonos. Neblogai įsidėstė korėjiečiai, atakuoja be perstojo. Čia nepavyksta fiksuoti Vaišvilai Rytulio, bet vis dėlto sugeba Mūsiškiai kolektyvinių pastangų dėka išmesti Rytulį iš zonos, kadangi žaidžiant mažumoje permetimo nėra, taigi jau galima sakyti, kad apsigynė Mūsiškiai, nes jau baigėsi nuobaudos laikas Kajui Blažiui. Šis bėga į aikštelę ir dabar jau pilnų sudėčių rungtyniauja abi ekipos. Nebloga ataka, vėl stiprus šūvis. Na vėlgi, karas kartuojasi tokių žaibiškų greičių. Bando atakuoti Pietų Korėjos jaunieji ledo rytulininkai. Greitis yra, sakyčiau, bene pagrindinis koziris Pietų Korėjos komandoje. Stabdant juos reikia, aišku, nepalikti laisvų žaidėjų priekyje, nes žaibiškų greičių jie
skrieja į greitas atakas ir tą daro pasitaikius menkiausiai progai. Nepavyksta dėja Rytulio išlaikyti zonoje, bet su juo toliau mūsų komanda. Mūsiškio tako į artimą į vartų kampą bandė nukreipti Rytulį Dominykas Katulis. Neblogas momentas, bet šį kartą gerai sužaidė svečių komandos vartininkas Tinkuik Park. Na, greičiai nemažai iš tiesų ir viena ir kita komanda propaguoja gan greitą dinamišką žaidimą. Nemažai jėgos veiksmų taiko ir korėjiečiai, ir lietuviai. Tikrai, akiai gražiai žiūrisi toks žaidimas. Gražys, jo perdavimas į priekį. Permetimą fiksuoja, arbitrai niekas nelietė Rytulio. Ir dabar grįš abiejų ekipų ledo ritulininkai prie Pietų Korėjos komandos vartų. Ten bus įmestas ginčio ritulys. Beveik 7 minutės prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje. Jame įvarčių kol kas nėra. Nesikeičia rezultatas 2-1, kaip ir po pirmo kėlinio. Lietuvos jaunių rinktinė pirmauja prieš bendraamžius iš Pietų Korėjos. Na, nemažai čia yra ir Lietuvos asociacija Hockey Lietuva, narių, vadovų ir direktorius čempionato Gintaras Šabūnas ir Vaidas Budrauskas, asociacijos Hockey Lietuva generalinis sekretorius. Tikisi šie asmenys, kad savo namuose Lietuvoje žaidžianti mūsų komanda gali tikrai gerai pasirodyti šiame čempionate. Tikrai yra pakankamai aukšto lygio kvalifikuotų ledo ritulininkų ir jeigu viskas gerai seksis, jeigu nebus traumų, jeigu lydės sportinė sėkmė, tikrai galima kovoti dėl pačių aukščiausių pozicijų. Na, yra smagu tai, jau minėjau, kad jau į pirmasis rungtynes su Prancūzija liko visiškai nedaug bilietų, tik 8 bilietai sėtimi visi išparduoti, taigi turėtų būti šį sekmadienį 16 val. Pilnutėlės tribūnos, o jauniesiems žaidėjams tai yra labai svarbu. Katulis su Rytuliu, deja kažkas iš komandos draugų akimirką anksčiau įčiuožė į zoną, taigi nuošalės taisyklė pažeista. Aišku, pilnos tribūnos, daug žiūrovų, tos teigiamos emocijos, karštas palaikymas irgi yra viena iš sėkmių ir raktų į teigiamą rezultatą. Tikėkime, kad visas dienas, per visas 5 Lietuvos rinktinės rungtynes čia bus sausakimša Kauno ledo arena ir galės jaunieji ledo ritulininkai demonstruoti aukščiausio lygio žaidimą ir džiuginti šios sporto šakos aistruolius pergalėmis ir gerų žaidimų. Pirmasis mačas su Prancūzija jau šį sekmadienį 16 val. Čia Kauno ledo rūmose. Na, prancūzai labai yra stiprus ir aišku, atvažiavo jie taip pat su tikslu pakilti į aukštesnį divizioną. Pernai jiems to padaryti nepavyko, pernai lietuviai beje laimėjo prieš prancūzus 3-1 o štai čia pavojinga situacija galėjo būti, bet šiek tiek į kraštą buvo atliktas perdavimas. Katulis, perdavimas į priekį, ten nieko nėra iš komandos draugų. Neblogai. Šį kartą gynyboje darbuojasi mūsų šalies komanda, štai čia klaida ir išlyginamasis įvartis. Klysta mūsų zonoje Lietuvos rinktinės žaidėjai ir Ryuk Won pelno įvartį. Rezultatas lygus 2-2. Viskas prasidėjo nuo klaidos savoje zonoje. Ir 29 rungtynių minutę svečiams pavyksta rezultatą išlyginti. Taigi nėra taip lengva rungtyniauti su Pietų Korėjos komanda, kuri pernai pralaimėjo Lietuvos komandai oficialiame pasaulio čempionate 2-5, bet kaip ir minėjau, daug yra pasikeitusių žaidėjų tiek vienoje, tiek kitoje komandoje kasmet šioje ypač U18, taip pat ir U20 amžiaus grupėje keičiasi žaidėjų sudėtis. Vieni žaidėjai būna jau
vyresni ir negali rungtyniauti, kiti jauni įsilieja ir ta kartų kaita ypatingai dažnai matoma būtent U18 ir U20 amžiaus grupėse. Dėl to žiūrėti į praėjusius rezultatus turbūt nelabai yra prasmės, nes keičiasi ir treneriai dažnai, keičiasi žaidėjai. Taigi kasmet reikia iš naujo įrodinėti savo pranašumą prieš tuos varžovus, kuriuos esi anksčiau įveikęs. Na, kita vertus, klaidos, jeigu jos ir būna, aišku, tarkim, kalbant apie antrą įvartį, tikrai buvo mūsų komandos žaidėjų klaida savoje zonoje, irgi yra taisytinas reikalas ir žymiai geriau suklysti per kontrolinės rungtynes nei per oficialias. Beveik pusę laiko prabėgo šiame mače. Lygus rezultatas 2-2. Dar viena pavojinga situacija prie Naglio Vaišvilos ginamų vartų, korėjiečiai irgi pasižymė kovingumu, tuo tikrai šios komandos nedimsi. Sėkmės įkvėpti dabar Pietų Korėjos jaunieji ledo ritulininkai bando ir dar vieną įvartį pelnyti, aišku, kol kas to nėra, bet labai aktyviai rungtyniauja lietuvių zonoje svečiai iš šios Azijos šalies. Permetimas bus ginčas įmestas prie Lietuvos jaunių rinktinės vartų. O dabar svečių komandoje vartininkų keitimas. Prabėgo praktiškai pusę laiko ir svečių komandos treneriai dabar jau duoda pasireikšti kitam vartininkui. Vietoje Tinkui Park, Tungso Park, tai yra ta pačia pavardė, bet kitas žaidėjas, kitas vartininkas Tungso Park stoja į vartus ir dabar jis gins savo komandos tvirtovę. Įpusėjo antrasis rungtynių kėlinys, tuo pačiu ir susitikimas. Ignatavičius perimtas ritulys, neblogas perdavimas, Jukna, kokia puikiai proga vėl. Šis tandemas sužaidė tikrai gerai, aišku, pritrūko vienintelio, pritrūko įvarčio, puikiai. Simas Ignatavičius atliko perdavimą Dovydui Juknai, bet pastarojo metimą atrėmė ką tik į vartus sustojęs Tungso Park. Taigi buvo puikiai proga, išėjimas visiškai 1-1, bet šį kartą lietuvio rungtyniaujančio Šveicarijoje metimą atrėmė puikiai sužaidęs Pietų Korėjos komandos vartų sargas. Lietuvos rinktinės zonoje metamas ginčo ritulys. O čia klastingas metimas, puikiai žaidžia Vaišvila, vartininko gaudyklėje ritulys ir dar kartą ginčas bus įmestas prie Lietuvos jaunių rinktinės vartų. Pavojingas metimas į artimą viršutinį kampą, dabar taikėsi korėjietis, bet šiek tiek virš vartų. Praskirė ritulys, vėl labai aktyviai žaidžiantys mūsiškių zonoje svečiai dažnai perima ritulius ir kelia grėsmę mūsų komandos vartams. Galiausiai atrodo, lyg ir pavyksta apsiginti, bet vėl ritulį kontroliuoja korėjiečiai. Kadauskas, jo perdavimas šiek tiek atšoka per toli nuo lazdos, ritulys mūsų komandos žaidėjui, Fijui Pranskevičiui. Keičiasi žaidėjų penketai.
8 minutės ir 20 sekundžių lieka iki antrosios rungtynių pertraukos. Rezultatas lygus 2-2. Ganėtinai gausus ir Pietų Korėjos trenerių štabas. Matau ten vadovybė, komandos treneriai, iš viso 6 berods ir 7 asmenys suaugę, taigi, aišku, visos komandos, praškai visos komandos arba didžioji dauguma atvyko siekti tikslo, kilti į aukštesnį divizioną, kilti tarp 16 stipriausių pasaulio komandų. Aišku, jaunimo ledo ritulyje to stabilumo nėra. Čia ne, įvartis nėra. Čia įskaitomas jau po švilpuko. Prieš tai buvo nuošalės taisyklė pažeista ir suprantama, kad tas metimas po švilpuko jau jokios įtakos neturėjo. Vidurio zonoje bus įmestas ginčo ritulys. Lietuviai laimi ginčo metimą ir pradeda ataką nuo savosios zonos. Visiškai tikslus perdavimas ir to naudojasi korėjiečiai. Iškart vėl įsirenka mūsų komandos žaidėjus ir bando labai aktyviai žaisti prie Lietuvos rinktinės vartų. Žilinskas. Perdavimas Kazlauskui. Į priekį. Kazlausko metimas iš toli. Vartininkas reaguoja. Fiksuoja ritulį. Jungso Park. Keičiasi žaidėjų penketai abiejose komandose, tiek Lietuvos, tiek Pietų Korėjos jaunių rinktinėse. Pasirodo kiti 5 aikštės žaidėjai. Ataka, perdavimas. Čia arti vartų buvo Deimantas Šulinskas. Nedaug trūko, kad būtų nukreipęs ritulį į vartus. Permetimą fiksuoja arbitrai. tą parodė būtent vienas iš aikštės teisėjų, Laurinas Steponkevičius. Ir dabar ginčą teisėjamės prie svečių komandos vartų. Antrajame kėlinyje komandoms lieka žaisti lygiai 7 minutės. 2-2. Toks yra rezultatas. Uždaro zoną Tadas Šližys. Ignatavičius ir Šilinskas, toks yra puolimo trejetas, tai smogiamasis, sakyčiau, penketas dabar aikštėje ir iškart, kai būna Juknys, Šulinskas, Ignatavičius iškart yra rimtesnių problemų varžovų komandos ekipai. Ignatavičius puikiai driblinguoja su rituliu jis, apžaidžia vieną kitą žaidėją. Reikia atlikti perdavimą kažkam iš laisvų komandos draugų, nelabai yra. Vakar dar nežaidė Simas Ignatavičius, nes dar nespėjo atvykti ir prisijungti prie Lietuvos rinktinės. Dabar čia varžovo atakuoja metimas, aštrus metimas, gerai žaidžia vartininkas Naglis Vaišvila. Na, greičiau sunku aplenkti korėjiečius, taip. Jie būtent pasižymė labai greitų startinių greičių. Šližys. Į kitą kraštą siunčiamas ritulys, dėl jo kovoja Sadauskas.
čia jau klaida vėl gynyboje ir perėmė Ritulį svečiai, bando atakuoti, pavojinga. Klastinga ataka, iškart buvo atliktas perdavimas, iškart sekė šūvis į vartus, bet ne visiškai tiksliai pataikė lazda. Na čia dar apsistumdo abiejų komandų žaidėjai ir galiausiai mačo arbitrai skiria nuobaudą mūsų komandos žaidėjai, Pijui Pranskevičiui ir taip pat svečių komandos ledo ritulininkui Seo Hin Song. Abipusis pašalinimas. Na, 5 prieš 5 galės dabar žaisti toliau, tiek kad tie du žaidėjai dabar negalės porą minučių, na tiksliau iki švilpuko, galbūt ir daugiau nei porą minučių, priklausomai kada bus stabdytas laikas, negalės padėti savo komandoms, taigi formatas nesikeičia. 5 prieš 5 aikštės žaidėjus. Šiek tiek pritrūko tikslumo varžovų pastarajam smūgiui. Matome, nieko nelaukia iškart. Yra proga ir šauna iš toli. Pietų korėjiečiai tokia daugiau kanadietiška taktika, įsiveržia į zoną ir smūgiuoja. Galbūt tikimasi, kad kažkas suskurs prie šokusio Ritulio ar rikošetu. Ritulys atsidurs vartuose, smūgių atlieka daug, bet aišku, didžioji dalis jų skrieja pro šalį arba sugeria tiesiog mūsų komandos žaidėjai į save tuos smūgius ir į vartų plotą nėra. Tai čia klysta ties mėlynąją liniją. Svečiai Ignatavičius šauna į priekį, bet arčiau Ritulio buvo varžovų komandos ledo ritulininkas. Nepaisant to, mūsų komandos kapitonas atkovoja Ritulį varžovų zonoje ir mūsiškiai tęsia savo ataką. Korėjiečių ataka. Perdavimas nelabai sėkmingas. Tadas Lišys puikiai darbuojasi gynyboje. Ir greit ataka. Šauna mūsiškiai. Pristabdytas buvo Efiorovas, čia varžovo ataka. Metimas klastingas, šiek tiek virš vartų. Skrieja Ritulys, jau tik 3,5 minutės lieka žaisti. Antrajame rungtynių kėlinyje, kol kas rezultatas lygus 2-2. Antrajame kėlinyje Lietuvos jaunių rinktinė nepasižymėjo. Jie pirmavo po pirmo kėlinio 2-1 ir būtent antrajame kėlinyje svečiai pelnė vienintelį įvartį, taigi rezultatas lygus 2-2 ir kiek daugiau nei 3 minutės iki antrosios šio susitikimo pertraukos. Dabar mūsiškiai bandė iš toli smūgiuoti, šiek tiek pritrūko tikslumo, aišku, kampas taip pat buvo aštrus. Katulis gerai padeda savo komandos gynėjams. Varžovo ataka, vėl neblogas perdavimas ir vėl gerai mūsiškiai žaidžia gynyboje, vėl puikiai pasidarbavo Joris Aukštakojis. Pasikeičia penketukai abiejose komandose, ginčia arbitrai mes prie Naglio Vaikštulos ginamų vartų. Čia nestiprus smūgis vartininkui, aišku, reikia sekti žaidimą, reaguoti, bet tokiais metimais vartininko nenuginkluosi. Perdavimas į priekį, bandymas šauti į greitą ataką, nesibaigė labai sėkmingai, tačiau buvo galimybė kovoti Rituliui, nepasiekė jo Ignatavičius, dabar varžovo ataka, greitas perdavimas ir čia arti savo trečio įvarčio buvo Pietų Korėjos ekipa, dabar mūsiškiai
Kiek nedaug trūko, bet dar pavojus svečiams nesibaigė. Varžovų zonoje su Rytuliu neužsibuvo Lietuvos rinktinės žaidėjai. Jukna ryžtingai rungtyniauja. Korėjiečiai bando surengti greitą ataką. Gerai gynėsi mūsiškiai prie savųjų vartų. Prieš paskutinioji. Antro kėlinio minutė jau prasidėjo. Ir vėl su Rytuliu svečiai. Dar vienas šūvis ir sėkmingas Vaišvilo žaidimas. Rytulys jo gaudyklėje. Ginčas bus įmestas prie Lietuvos jaunių rinktinės vartų. Jau tik pusantros minutės lieka žaisti komandoms antrajame kėlinyje. Gerai gynė savo tvirtovę Naglis Vaišvila ir neleido svečiams įsiveržti į priekį. Antrajame kėlinyje turėjo keletą progų ir Pietų Korėjos atstovai. Išmestas iš zonos ir su juo vėl Lietuvos rinktinės žaidėjai. Madakauskas įmeta Rytulį į zoną. Lygiai vieną minutę laiko lieka iki antrosios pertraukos, nenorėdamas rizikuoti. Pietų Korėjos komandos vartininkas Tung So Park spaudžia Rytulį prie ledo, jį fiksuoja ir arbitrai ėmės dabar ginčą prie Pietų Korėjos komandos vartų. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Kėlinio, kuris netaip ir lengvai klostosi Lietuvos jaunių rinktiniai. Šiame kėlinyje lietuviai įvarčio kol kas nepelnė, svečiai pelnė vieną. Čia aišku sunku iš tokio kampo pelnyti įvartį. Tęsiasi mūsiškio ataka. Sadauskas kovoja prie borto su varžovais. Vėlgi su Rytuliu. Geras perdavimas. Metimas! Ohoho! Kokį gražų įvartį dabar pelno Lietuvos rinktinė. Fantastiškas epizodas ir Mykolas Škadauskas vakar pelnęs 2 įvarčius į Japonijos rinktinės vartus. Pelno įspūdingo grožio įvartį. Čia Sadauskas atliko gerą perdavimą ir neturėjęs daug laiko pasitaikyti įtranka į viršutinį vartų kamputį, vadinamą deviniukę. Švysteli Mykolas Škadauskas įvartį ir 3-2. Beje, kaip ir pirmajame kėlinyje, mūsiškiai įvartį pelnė paskutinę kėlinio minutę. Tai rodo, kad tikrai turi tą kovotojų dvasią Lietuvos jaunieji ledo ritulininkai. Ir dabar jie vėl priekyje. 3-2. Taigi permainingos atkaklios rungtynės. Na ir tikrai ypač Škadausko ir Simo Ignatavičiaus įvarčiai buvo tikrai verti aukščiausio lygio balų. Nes visi įvarčiai yra gerai, bet čia buvo reto grožio 2 įvarčiai šiame mače. Ir kągi, Lietuvos rinktinė vėl priekyje ir panašu, kad į antrąją pertrauką komandos išeis Lietuvos jaunių rinktiniai pirmaujant. Taip, lieka tik porą sekundžių ir po 2 kėlinių minimalia persvara Lietuvos jaunių rinktinė 3-2 pirmauja prieš Pietų Korėjos bendraamžius. Antroji rungtynių pertrauka.
Grįžtame vėl į Kauno ledo areną. Startavo trečiasis rungtynių kėlinys. Šį vakar Lietuvos jaunių rinktinė žaidžia kontrolinės rungtynes su Pietų Korėjos komanda ir kol kas mūsiškiai pirmauja. Vieno įvarčio persvara, rezultatas 3-2. Na, teoriškai šiandien rungtynės gali baigtis lygiosiomis ir, kiek man yra žinoma, nebūtų žaidžiamas pratęsimas, nei mušami baudiniai, nes tai yra kontrolinės rungtynės ir, kiek teko girdėti, toks yra trenerių susitarimas, taigi visaip gali būti, bet aišku, norėtųsi, kad lietuviai išlaikytų tą persvarą, galbūt ją padidintų, nors šiandien tikrai nėra labai jau lengva mūsiškiams kautis su šios Azijos šalies atstovais ir pirmieji pasižymėjo būtent pirmajame kėlinyje svečiai, po to lietuvaičiai išlygino rezultatą, persverė jį ir 2-1 tokiu rezultatu baigėsi pirmasis rungtynių kėlinys. Antrajame kėlinyje iš pradžių pelnė įvartį svečiai, jie išlygino rezultatą 2-2, o po to jau besibaigiant antrajam kėliniui, paskutinę antro kėlinio minutę, pelnė įvartį Lietuvos jaunių rinktinė ir išvedė vėl savo komandą į priekį, taigi 3-2. Lietuvos komanda pirmauja prieš Pietų Korėjos rinktinę. Abi šios komandos žais ir po keletos dienų, kai jau bus oficialus susitikimas pasaulio jaunių 1B diviziono čempionate. Čia jau vėl karšta prie mūsų komandos vartų. Pavyko apsiginti ir dabar į greitą ataką. Nepavyksta Mišulinskui. Krenta jis. Greitulį perėmė varžovai. Vidurio zonoje kova. Atrodo, kad rungtynių tempas nutiek nesumažėjo. Aišku, vakar lietuviai vakare baigė rungtynes. Būtent tuo pačiu laiku, kaip ir šį vakar, prasidėjo mačas su Japonijos bendramžiais, taigi galbūt kažkiek ir daugiau fizinių jėgų yra išsaugoję šiam mačui korėjiečiai, nes dvi rungtynes žaisti, aišku, nėra taip paprasta, nes žaidėjai kai kurie dar tik atvyko išvakarėse, kai kurie dar dabar net nerungtyniauja, bet iki sekmadienio viskas turėtų būti tvarkoje ir, kaip jau minėjau, sekmadienį lietuviai žais su Prancūzija. 16 valandą prasidės tas pirmasis mačas, o po to dar bus 4 susitikimai. Iš viso 5 mačus sužais, vieno rato sistema. Vyks čempionatas, kaip ir įprasta, ir tik nugalėtojai šio diviziono pateks į aukštesnį, į antrą pagal pajėgumą divizioną, tai yra pateks tarp 16 stipriausių pasaulio komandų, na taip pat ir paskutinę vietą užėmusi ekipa kris į jau 4 pagal pajėgumą divizioną. Na, pernai kiek netikėtai tame divizione atsidūrė Italijos komanda ir italai jau žais žemesnėme divizione. O čia be Korėjos ir Lietuvos taip pat bus Japonija, Lenkija, Estija, Prancūzija. Taigi šios komandos tarpusavyje susitiks po vieną kartą ir išsiaiškins, kuri iš jų taps nugalėtoja ir kuri keliaus į aukštesnį divizioną, ten, kur pernai nukeliavo Slovenijos komanda, kuri beje tik 1 tašku pralenkė mūsų šalies jaunuosius ledo ritulininkus. Slovenai buvo pirmi, o Lietuvos ši jaunių rinktinė užėmė antrąją vietą ir tik tašku atsiliko nuo slovenų. Slovenai surinko 12 taškų per 5 turus, lietuviai surinko 11. Lietuvos rinktinės ataka netaip lengva prasibrauti arčiau vartų. Pristabdytas Dovydas Norus. Dabar jau korėjiečiai rengia savo ataką ir čia jau vartininkas nerizikuoja, spaudžia ritulį prie ledo ir keičiasi žaidėjų penketukai tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Nauji aikštės žaidėjai pasirodo ant ledo ir ginčas bus įmestas prie Lietuvos jaunių rinktinės vartų.
savo zonos. Pradėti greitos atakos nepavyko, vėlgi neblogai pasitinka varžovai mūsų komandos žaidėjus. Mūsiškė sako to pačiu, neleidžia lengvai įsiveržti į zoną, korėjiečiams čia metimas iš toli. Bandė dar antruoju smūgiu pagrasinti mūsų komandos vartams, svečių komandos puolėjas, bet sėkmingai apsigynė Lietuvos jaunių rinktinės žaidėjai. Šiandien 3 skirtingi ledo ritulininkai mūsų komandai pelnė po įvartį, tai komandos kapitonas Simas Ignatavičius, taip pat pasižymėjo ir Mykolas Štadauskas. Dar pavojingo ataka. Žaidžia lazda. Varžovų komandos vartų sargas. Čia išlystų rituliu. Neblogai. Kombinuoja varžovų zonoje. Metimas iš toli. Nepavyksta pataikyti į vartų plotą ir bandė korėjiečiai pabėgti į priekį, bet lietuviai gerai ginasi vidurio zonoje, neleidžia varžovams taip lengvai perėti greitą puolimą. Gerai šiandien darė šios Azijos šalies jaunieji ledo ritulininkai. Ir vėl vidurio zonoje sėkmingas darbas, vėl problemos svečiams. Nėra taip paprasta įveikti mūsiškių komandos gynybos ir atsidurti su rituliu prie Lietuvos jaunių rinktinės vartų. Štadauskas. Nėra variantų, per daug varžovų. Paprasčiausiai įmestas ritulys, Borodinas bando dėl jo kovoti. Vėlgi negaili nei savęs, nei varžovų mūsų komandos žaidėjai. Ir vartininkas sužaidžia patikimai, gaudo ritulį, jis bus įmestas prie Pietų Korėjos vartų. Ginčą įmes būtent mačo arbitrai. 6,5 minutės prabėgo trečiajame rungtynių kėlinyje. Vakar lietuviai sugebėjo sausų rezultatų įveikti Japonijos komandą. Japonijos bendramžius rezultatų 4-0. Nebloga ataka ir čia Vaišvila žaidžia patikimai. Gerai, tiksliai buvo pervestas ritulys į kitą kraštą, atliktas neblogas smūgis, bet patikimai sužaidė Lietuvos jaunių rinktinės vartininkas. Tai čia perdavimas į kairį kraštą ir jau vartininkas užsiėmęs gerą padėtį, reaguoja, apsaugo savo vartus. Zonoje, kieta kova dėl ritulio, nei vieniems, nei kitiems pastaruoju metu. Nėra taip paprasta susikurti gerų pozicijų prie priešininkų vartų. Ir dažnai ir vienos ir kitos komandos atakos užgesta dar iki įsiveržimo į varžovų zoną. Korėjiečių ataka. Ir vėl ritulio kontrolė priklauso mūsų komandos žaidėjams. Keičiasi dabar ritulio kontrolė, tai vieni, tai kiti. Pabūna ne taip ilgai kontroliuodami ritulį. Ir vėl, štai tų žodžių iliustracija. Katuolis bando pabėgti į priekį, bet dviese varžovai susigrąžina ritulio kontrolę.
čia jau buvo galimybė, bet paskutinę akimirką gynėjai neleido atlikti smūgių į vartus. Lietuvos rinktinės ataka. Kovoja iki galo, Mūsiškė, atkovotas ritulys, Šlyžys, šūvis į vartus, dėja labai netiksliai šį kartą. Iš toli buvo smūgiuota, vėl su rituliu Mūsiškė, vėl smūgis iš toli ir šį kartą vartininkas fiksuoja ritulį prie ledo. Būtent antro kėlinio viduryje pasikeitė vartininkai Pietų Korėjos komandoje vietoje rungtynes pradėjusio Kim Puik Park. Dang So Park stojo į vartus. Ignatavičius, jo perdavimas Juknai. O, papa, dar vienas įspūdingas įvartis. Vėl tas pats tandemas, Simas Ignatavičius, Dovydas Jukna. Jeigu pirmasis įvartis krito, kai atvirkščiai Jukna perdavė ritulį Simui Ignatavičiui, tai dabar šie du Šveicarijoje rungtyniaujantys vaikinai suorganizavo puikią ataką. Na, šiandien tikrai labai gražus įvarčiai krenta į Pietų Korėjos vartus. Kaip iš vadovėlio, viskas sužaista, vartininkų jokių šansų. Ir pirmą kartą šio vakaro rungtynėse Lietuvos jaunių rinktinė įgyja jau 2 įvarčių persvarą. Ir pirmauja rezultatu 4-2. Na taip, tas smogiamasis penketas ir yra pagrindinė jėga, kalbant apie mūsų komandos puolimą. Ir tikimės, kad ir pasaulio čempionato metu Lietuvos rinktinė žais taip pat kovingai, taip pat gerai ir nudžiugins pergalėmis čia. Net nebejoju, kad gausiai susirinksiančius šios sporto šakos aistruolius. Na, nebuvo labai lengva rungtynių pradžia. 1-0 pirmavo svečiai pirmajame kėlinyje, po to rezultatas buvo lygus 2-2. Ir štai dabar jau 2 įvarčių persvara ir toliau dar atakos tęsiasi. Lietuvos jaunių rinktinė prie varžovų vartų. Mykolas Škadauskas buvo su rituliu. Bando į greitą puolimą jungtis ir Pietų korėjiečiai. Varžovai su rituliu. Kas nėra labai gerų galimybių, taigi nuspręsta šauti iš toli. Vartininkas tam pasiruošęs, o dabar jau arčiau. Vartų keliasi veiksmas į artimąjį vartų kampą. Bandė smūgiuoti svečių ekipos žaidėjas. Bet šiek tiek pastumti vartai ir dėl to rungtynės stabdomos. Vartai vėl grąžinami į tą įprastinę padėtį ir įpusėjus trečiajam rungtynių kėliniui bus ginčas įmestas prie mūsų šalies rinktinės vartų. Mažiau nei 10 minučių lieka iki rungtynių pabaigos. Na, sakau, iki rungtynių pabaigos, net jeigu ir pavyktų svečiams, tarkim, išlyginti rezultatą, vis tiek pagal sustarimą taip ir baigtųsi rungtynės, nes nebūtų nei žaidžiamas pratęsimas, nei to labiau mušami baudiniai. Na, bet aišku, turbūt to nebus. Lietuviai turi iniciatyvą, pirmauja 2 įvarčių persvarą ir artėja prie antrosios pergalės pasiruošimo cikle. Vakar 4-0 įveikta Japonija. Dabar likus žaisti mažiau nei 10 minučių iki finalinės arenos. 4-2. Mūsų šalies jaunieji ledo ritulininkai pirmauja prieš bendramžius iš Pietų Korėjos.
korėjiečiai, aišku, dabar turi žaisti aktyviau, nes jeigu nori dar išlyginti rezultatą šiame mače, privalo žaisti aktyviai. Na, kita vertus taip pat kontrolinės rungtynės, taigi čia ir Pietų Korėjos komandai turbūt nėra siekiamybė žūtbūt iškovoti pergalę. Aišku, norisi laimėti, bet visų pirma tai yra pasiruošimas čempionatui, o tik po to čia pavojinga ataka ir atrodo nebuvo lyg ir labai rimtos grėsmės, bet galiausiai iškilo pavojingas momentas. Laiku sureagavo vartininkas Naglis Vaišvila. Perimtas ritulys, gali būti greita ataka. Visiškai tikslus perdavimas ir čia vėl Ignatavičius buvo nusitaikęs prie varžovų vartų. Permetimas užfiksuotas. Grįž abiejų ekipų žaidėjai prie Pietų Korėjos komandos vartų. Ten bus įmestas ginčas. 4-2. Nesikeičia rezultatas. Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 2-1. Po dviejų kėlinių rezultatas buvo 3-2. Ir šiame kėlinyje Dovydas Jurna pelnęs įvartį padidino mūsų komandos persvarą iki 2 įvarčių ir 4-2. Pirmauja Lietuvos jaunių rinktinė. Ignatavičius iš vartų, klaidina varžovus. Mūsų komandos kapitonas. Nėra lengva. Seimo Ignatavičiaus perimti ritulį. Vėl tęsiasi ataka. Visiškai tikslus perdavimas, bet vėlgi tai šis penketas yra ant ledo. Varžovams dažniausiai apie puolimą galvoti netenka. Visų pirma, reikia rūpintis savo vartų saugumu. Tai buvo ir dabar. Tikslus perdavimas, bet bando kovoti. Dėl ritulio mūsų komandų žaidėjas Mykolas Škadauskas labai aktyvus. O čia nuošalės taisyklė pažeista. Ne visiškai tiksliai į zoną bandė įčiuožti korėjietis ir dabar jau vidurio zonoje bus ginčas. Neblogai vystosi ataka, gražus perdavimas ir prie pat vartų buvęs Dominykas Škadauskas vis dėlto nenukreipė ritulio į vartus. Čia gražių driblingų pasižymėjo Mykolas Škadauskas, apžaidė porą varžovų. Aišku, galbūt ir nelabai patogiai sulaukė perdavimo Škadauskas, bet graži pavojinga ataka. Deja nesibaigė jį 5 įvarčiu šiame mače į Pietų Korėjos vartus. Na, nepaisant to, kad vakar irgi buvo rungtynės, kurios baigėsi vėlai vakare. Lietuvos jaunieji ledo ritulininkai demonstruoja tikrai neblogą fizinį pasirengimą ir nesijaučia, kad jie būtų kažkuo nusileistų fiziškumu. Pietų Korėjai, kuri vakar ilsėjosi ir nežaidė. Paminėjau, kad šiandien vyko draugiškos rungtynės ir ten 5-2 Prancūzija be didesnių problemų nugalėjo Japoniją. Taip pat kontrolinis mačas. Ir tie, kurie stebėjo tas rungtynes, sakė, kad prancūzai dominavo labai ryškiai tame susitikime ir galėjo
dar didesnių skirtumų įveikti japonus. Taigi prancūzijoje labai rimta, galbūt viena rimčiausių, o gal ir pati rimčiausia varžovė lietuvių lauks jau pirmajame oficialiame pasaulio čempionato mače mūsų šalies vaikinų. Būtent šį sekmadienį 16 valandą Lietuvos rinktinė pradės akistatą su Prancūzijos bendramžiais pasaulio U18 1B diviziono čempionato kovas. Aktyviai žaidžia Katulis. Pastaruoju metu daugiau veiksmo prie varžovų vartų. Na, šiaip favoritus, su kuo bekalbėsi, su ledo ritulio ekspertais, teko persimesti ir pertraukos metu mintimis ir išvalgomis. Šiandien kitaip, nei nacionalinių rinktinių lygmenių labai sunku nuspėti favoritus ar outsiderius, nes vis dėlto viena amžiaus grupė būna gabesnė, kita galbūt netokia gera ir kiekvienoje šalyje gali būti tokių amžiaus grupių, kur yra labai geros, kitos šiek tiek silpnesnės, dėl to jeigu nacionalinių rinktinių pagrindų formuojame maždaug per 15 amžiaus metų skirtumas būna, tarkim, 20-mečiai ar 35 metų žaidėjai, taigi po vieną, po du iš kartos paėmė gerą žaidėją ir suformuoja gerą rinktinę, kalbu apie vyrų nacionalinės rinktinės, tai jaunimo grupėse, aišku, taip nėra ir yra praktiškai 2 metų gimimo, šiuo atveju 2007-ųjų, 2008-ųjų ir kiekvienoje šalyje gali būti prastesnė, gali būti ir labai gera karta, taigi tos šalies pavadinimas ne viskas spindi. Lietuvos rinktinės sudėtyje yra pašalinimas ir dabar Dovydas Jukna yra sodinamas ant nubaustųjų suolo. 4 prieš 5 varžovus žais dabar lietuviai. Ir žiūrėsime, kaip seksis mažumoje gintis prieš savo priešininkus mūsų šalies jauniesiems ledo ritulininkams. Šiaip nedaug pašalinimų. Antras pašalinimas, jeigu neklystu, šiame mače Lietuvos komandai. Ir ar tai vienas, ar tai du buvo pietų korėjiečiams. Na, neskaičiuoju to, kur buvo vykusis pašalinimas, ten jau neturėjo pranašumo nei viena, nei kita komanda. Kol kas nepavyksta išmesti ritulio iš zonos ir korėjiečiai toliau įsidėsto aikštės šeimininkų zonoje ir bando sukurti momentą smūgių į vartus. Neįsiplėsia pernelyg toli mūsų komandos žaidėjai. Metimas blokuotas, bet ritulys ir toliau lieka lietuvaičių zonoje. Beveik minutę laiko sužaidė mažumoje Lietuvos rinktinė. Dabar galima išmesti ritulį iš zonos ir tuo pačiu spėja pasikeisti tas ketvirtukas aikštės žaidėjų. Keičiasi penketukas ir korėjiečių komandoje. Pusę laiko mažumoje žaidžiant lietuvaičiams jau prabėgo. Lieka dar 52 sekundės. Iki to momento, kol baigsis nuobaudos laikas Dovydui Juknai. Katulis bando presinguoti varžovus, dabar jau reikia grįžti ir jam prie savų vartų, padėti savo komandos gynėjams. Košėtai tokie yra pavojingi, nes žaidėja pataikęs ritulys pakeičia šiek tiek skirtimo trajektoriją. Šlyžys net nebando artėtis prie varžovų vartų, išmeta ritulį toliau ir nuobaudos laikas jau visiškai artėja prie pabaigos. Pilnos sudėties rungtyniauja jau mūsų šalies komanda. Juknai baigėsi jau 2 minučių nuobaudą. Taigi nepavyko svečiams išnaudoti kiekybinės persvaros ir dabar abi komandos žaidžia pilnų sudėčių. Prasidėjo prieš paskutinioji šio mačo minutė. 4-2
Dviejų įvarčių persvarą pirmauja mūsų šalies komanda. Aišku, kad ir kontrolinės rungtynės, kurios yra pasiruošimo cikle, bet vis tiek yra malonu laimėti tuos susitikimus. Vakar, kaip minėjau, 4-0 buvo įveikta Japonija, o šiandien artėjama prie antrosios pergalės akistatoje su kita Azijos šalies komanda, būtent Pietų Korėja. Na ir dabar jau tik minutė ir 18 sekundžių skiria mūsų šalies jaunių rinktinę nuo antrosios pergalės pasiruošimo cikle. Dabar Pietų Korėjos treneris štabas prašo pertraukėlės, galbūt jie keis vartininką šeštų aikštės žaidėjų, kodėlgi ne. Galima ir pabandyti, aišku, įsigelbėti jau šansų nėra labai daug korėjiečiams, bet tiesiog galima pamodeliuoti žaidimą, kuris gali būti jau oficialaus čempionato metu. Aišku, 2 įvarčius jau labai sunku būtų likviduoti 2 įvarčių atsilikimą Pietų Korėjos komandai, nes lieka minutė 18, o lietuviai išvis tik per 58 minutės praleido 2 įvarčius, taigi čia jau reikia baigėsi pertraukėlė ir dabar abiejų ekipų žaidėjai vėl aikštėje. Ginčas įmestas prie Korėjos vartų, iškart seka tolimą šūvį. Žilinskas pabandė patikrinti vartininko budrumą. Na, aišku, įvarčio pasiekti nepavyko, bet veiksmas svarbiausia, kad vyksta toli nuo mūsų komandos vartų. O štai čia pavojingo ataka, bando iššokti 1-1 ir pelno įvartį. Štai taip, likus minutė ir 5 sekundėms svečių komanda mažina savo atsilikimą iki minimumo. Biem Su Kim pelno įvartį ir 4-3. Toks rezultatas, kągi, dar anksti galvoti apie pergalę. Greita ataka, na ką ir minėjau ne kartą, kad būtent greitą žaidimą propaguoja Pietų korėjiečiai ir čia taip ir buvo, kad greitai pabėgo Biem Su Kim ir pelnė įvartį. 4-3. Dabar aišku būtų gerai išlaikyti tą rezultatą. Dabar vartininkas jau žiūriu pakeistas iš 6 aikštės žaidėjų, taigi vartai tušti ir Pietų korėjiečiai bando įsigelbėti šiame mače, pakeitę vartininką 6 aikštės žaidėjų. Be vartininko dabar žaidžia Pietų Korėjos komanda ir nelengvos dabar sekundės mūsų komandai. Aišku, galima pabandyti nukreipti Rytulį vartus, bet tai irgi nėra lengva padaryti. Čia virš vartų skrieja atrodo Rytulys, bet nerizikuoja Naglis Vaišvila. Rytulys jo gaudyklėje ir vėl bus įmestas ginčas prie mūsų komandos vartų. 34 sekundės lieka iki finalinės rungtynių sirenos. Aišku, visi varžovai, kaip ir minėjau, bus kovingai nusiteikę. Čia čempionate lengvų kovų vargiai ar bus. Tokie pavojingi metimai. Čia į tuščius vartus! Įvartis! Lietuvos komanda pelno įvartį ir, sakyčiau, uždaro klausimą apie šio mačo laimėtojus. Deimantas Šulinskas iš savosios zonos, praktiškai būdamas nugarą į vartus, intuityviai pasiuntė Rytulį per visą aikštelę ir Rytulys atsidūrė vartose, taigi vėl 2 įvarčiai skiria komandas ir dabar jau drąsiai galima sakyti, kad Lietuvos komanda šį vakar iškovos pergalę, nes lieka jau tik
20 sekundžių. Rezultatas 5-3. Dar jėgos veiksmą gražiai pritaiko mūsų komandos žaidėjas Mantas Avsejenko. Taigi paskutiniuose sekundės šiame mače. Ir permetimas fiksuojamas, bet lieka jau tik 4 sekundės ir aišku, kad Lietuvos komanda pergalę baigs pasirengimo ciklą. 2 rungtynės, abi pergalės prieš Japoniją laimėta 4-0 vakar. Šį vakar 5-3 pirmaujama likus 4 sekundėms prieš Pietų Korėją. Taigi ledo ritulio aistruolius tikrai kviečiu atvykti šį sekmadienį į Kauno ledo rūmus ir palaikyti jau pasaulio čempionato metu Lietuvos rinktinė su Prancūzija, su labai galinga